Ar žinote, kad Lietuvos pajūryje auga 6 rūšys augalų, kurių nerasite niekur kitur pasaulyje, tik rytinėse Baltijos pakrantėse? Ar žinote, kad lietuviškajame pajūryje aptinkama daug augalų rūšių, augančių vien biriuose pajūrio smėlynuose? Keliaukime drauge su Pajūrio regioninio parko vyriausiuoju specialistu Erlandu Puplausku. Aš suprantu, kad žmonės atvažiuoja į pajūrį pailsėti ir nesiruošia labai daug studijuoti sudėtingų dalykų, todėl iš tikrųjų aš ir pasistengsiu neapkrauti poilsiaujančių žmonių sudėtingą ir varginančią informaciją, kuri galbūt mums yra svarbi. Tačiau iš tikrųjų galvoju, kad kartais yra tokių dalykų, kuriuos bent jau su šeimom, poilsiaujantys žmonės, su vaikais galėtų žinoti, jeigu nori geriau ir kokybiškiau leisti laiką pajūryje. Todėl noriu tą ir pasakyti, kad ne tik pajūris, ne tik pliažas yra vertingi Pajūrio regioniniame parke. Kad jūs atvažiuosite į Pajūrio regioninį parką, aš ir taip žinau. Iš tikrųjų atvažiuos anksčiau ar vėliau beveik visi Lietuvos gyventojai, sprendžiant pagal tuos lankytojų kiekius, kokius mes matom. Tačiau galiu jums garantuoti, kad iš tikrųjų nebus čia visada saulėtų dienų, ne visados galėsite poilsiauti gražiai ant balto pajūrio smėliuko ir tada egzistenciniai klausimai tikrai ims kamuoti. Ir pats svarbiausias egzistencinis klausimas, ką daryti, ką veikti, tikrai bus labai svarbus. Todėl galvoju, jeigu net ir lietingą dieną jūs pasuksite truputėlį nuo pajūrio ir ateisit link Litorinos pažintinio tako, tai galėsit net ir esant normaliam lietučiui puikiai pasivaikščioti. Ir vaikai visiškai dėl to tikriausiai nebus nelaimingi, nes miškas yra lengvas, yra gražus, o suaugę tuo tarpu tikrai galės pasigrožėti šimtamečiais medžiais, sodintais dar 20 amžiaus pradžioj, formuotomis promenadomis, to meto Klaipėdos magistrato pasivaikščiojimui, gražiam pasivaikščiojimui skirta erdvė. Tai šimtamečiai bukai, maumedžiai, kėniai, platanalapiai klevai, raudonieji ąžuolai, šičia formuoja labiau tokį parkams būdingą kraštovaizdį negu miškui. Todėl šičia ir iš tikrųjų pasivaikščiojimas net su pačiais mažiausiais, 2-mečiais, 3-mečiais nebus labai sunkus ir panašiai nuo pasakos stovyklos, panašiai nuo juodosios vadinamos tvirtovės, kuri yra visuose mūsų stenduose pažymėta, visiškai nesunkiai ateisit iki pažintinio tako pradžios ir per valandą laiko, jeigu visiškai neskubėsit, tikrai pasieksit Olandų kepurės skardį, kurį labai dažnai žmonės mėgsta lankyti su mašinomis, atvažiuoti į aikšteles, pastatyti mašinas. Tačiau daug smagiau yra keliauti Litorinos senos jūros, tyvuliavusios prieš 8000 metų maždaug, tai yra Baltijos pramotė šlaitu. Tas šlaitas yra apie 15 metrų aukščio virš jūros lygio kai kur ir kyla iki 20 metrų aukščio, kol pasiekia Litorinos, kol pasiekia Olandų kepurės skardį, Olandų kepurės kalvą, nuo kurios tas garsusis skardis tiesiai leidžiasi į jūrą. Tai visados, jei būsite aukščiau jūros lygio, jausit jūros alsavimą ir būsite tokiame maloniame pasivaikščiojimams skirtame miškelyje, kvėpuosit grynų orų ir leisit gerai laiką. Litorinos take jūs keliaudami rasite tokius informacinius stendus, jų nebus labai daug, tačiau tiek, kiek reikia. Jeigu norėsit, rasite šičia visą informaciją, kas čia yra įdomaus, ir taip pat lankytojų centre gausit išsamią informaciją, kuris tuoj veiks Karklėje. Karklėje veikiantis lankytojų centras bus pats svarbiausias informacijos tiekėjas lankytojams, turbūt
šiaip ir geriausia būtų visas keliones pradėti nuo lankytojų centro, visus pasivaikščiojimus. Tačiau ko pritrūks lankytojų centre, tai ta informacija bus visada šalia jūsų pažintinėme take. Jame jūs sužinosit ir apie mišką, kas įsodino, kokie medžiai čia auga. Taip pat rasit stendą su lapų kontūrais, pagal kurios galėsite atpažinti čia augančius medžius, pažaisti, su vaikais pažaisti. Taip pat rasite paukščių fotografijas, tų paukštelių giesmininkų, kurie čia gyvena ir kurie čiulba ir sukuria jums garsinį foną, kuris tikrai yra nepaprastai malonus šičia vaikščiant, ypač pavasarį, vasaros pradžioj. Ir iš tikrųjų čia šitas pasivaikščiojimas tai bus labai gera atgaiva nuo civilizacijos, nuo skubėjimo, nuo rūpesčių ir tuo pačiu šičia niekada nepaklysite. Niekada nepaklysite ir niekada jums nekils klausimas, kur eiti. Todėl galite visiškai atsipalaidavę, saugiai ir paprastai ateiti į šitą taką esantį pajūryje, kuris driekiasi ne tik Litorinos jūros kranto šlaitu, bet ir nepaprasto grožio mišku ir visiškai ne pušynu, kaip daugelis įsivaizduoja mūsų pajūrį. Na, kada jūs ateisite prie šitų griovų ir pamatysite tokį netipišką mūsų pajūrių kraštovaizdį, išraižytą šaltiniais, šimtamečiais bukais papuoštą, tai nenustebkite, jeigu pamatysite šičia nemažai mirusių medžių, virtuolių, kurių šičia niekas nešalina ir draudžiama šičia net malką paimti. Čia yra įsteigta kertinė buveinė. Kertinė buveinė yra tam tikrom vertybėm miške išsaugotos tokios mikro teritorijos, kuriuose žmogus praktiškai nevykdo jokios veiklos. Todėl jeigu apačioje matysite tokius pušynus išvalytus, švarius, tai šičia mirę medžiai nėra kažkoks apsileidimo požymis, o čia yra modernios miškininkystės požymis. Tai yra šių dienų paskutinis žodis miškininkystėje, kada yra suprasta, kad mirę medžiai taip pat reikalingi yra vabzdžiams, paukščiams, gyvūnams kaip maistas ir taip yra išsaugoma ženkliai didesnė bioįvairovė negu gamybiniuose valomose miškuose. Tokių miškų su virtuoliais, kurie kažkuo primena pirmykščius mūsų miškus, pirmykščias girias, kai žmonės dar taip intensyviai nesugebėjo jų eksploatuoti, Lietuvoje daug tikrai nerasite, tik tai būtent rezervatuose arba kertinėse buveinėse. Tad šis miškas yra tikrai vertas jūsų atidesnio žvilgsnio. Čia ne verslas, čia hobis. Visų pirma, hobis ir liga. Liga tokia, tu užsikričiau vaikystėje tokia liga ir viskas, ir sergu iki šiol. Ir nesvarbu, koks oras, ar geras, ar blogas, jeigu meta gintarus, vis tiek, kai einam prie jūros ir gaudom tos gintariukus. Nuo vaikystės užsiimu to ir svarbiausiai kas? Svarbiausia yra bendravimas su gamta. Irgi būna ir šiltas oras smagu, būna ir toksai lietingas, saudringas, tai džiaugiamės, kada gintariukas meta, tai ir gaudom juos. Taigi nuostabus hobis ir užsiėmimas toksai įdomus. Ir pavyzdžiui, darau ekskursijas tokias gintaro gaudimo paslaptys, apie gintarus, apie gintaro gaudimą, pasakoju žmonėms, skleidžiu tą informaciją, kad žmonės domisi ir nori tą žinoti.
Va, ir galima užsidirbti iš to. Kažkas irgi tos gintariukus pagauna, parduoda be abejo. Taigi yra tokių gintarų gaudytojų, kurie iš to ir gyvena. Taigi toks ir užsiėmimas. Reikia suderinti viską, kaip sakant, viename. Ir hobis, ir liga, ir šiek tiek naudos iš to galima turėti, be abejo. Ir džiaugtis to, kad pagaunam gintariukus. Azartinis užsiėmimas. Taigi visuomet džiaugiamės, kada jūra tokia dosni, kaip šiandieną, audringa. Ir pašeria mums gintarų. Pajūrio regioninio parko lankymo taisyklės. Parko lankytojai turi teisę statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles, laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojamų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas. Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi. Laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti prieš gaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytoju ar naudotoju. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis išskyrus vandens motociklus, parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.